Eleonora, apie ką šitą knygutę? Apie mopsą karvę. O kas yra mopsas? Mopsas tai šuo čia. O čia jo pavardė mopsas? Mopsas pavardė, o Karlas jo vardas. Taip. Ir kas jam atsitiko? Nu, jį laikė rankinukyje. Paskui sutiko tiek daug šunų. Ir tada jį paliko, pririšo prie šito. Taip. Ir pamatė tiek daug. Ir tada pabėgo kitur palikusi šunį. Ir jam pasidarė baisu. Taip. Taip. Ir ar jisai paskui susirado savo atgal mamą? Taip, bet jis pirmiausia, nu čia. Kitą šunį rado? Nu, palauk man. Nu, va čia jam atrodė, čia kaip baisus. O tau atrodė baisus čia? Taip. Išsigandai? Taip. O ko šitą istoriją pamoko? Nu, ko nieko nepamoko. Nieko nepamoko. O įdomu buvo skaityti? Taip. Ir tada čia sutiko taip tokį gražų, bet... Tai čia tas pats šuo? Taip, šitas taps pats. O kas tau labiausiai patiko šitą istoriją? Nu, kaip pasimatė, paskui žinai, kas buvo. Kas? Man papasakok. Grįžo, bet pavosti ir labai smirdėjo do šito šuns. Smirdėjo. Ką reikėjo padaryti, kad nebesmirdėtų? O, išsimaudė turbūt. Sakė, nu, čia, sakė, tu labai bersmydė. Ir todėl jis pabėgo iš švenkų ir prišgaudino prie šuns. Ir tada jie maudėsi. Jie maudėsi ir kartu paskui gerai gyveno? Taip. Ir su ta mama. Su ta mama. Taip, o kuris šuniukas tau labiausiai patiko? Šitas. Šitas didesnis? Taip. O tu turi šuniuką? Taip. O jisai pasimeta nuo mūsų? Ne, nepasimeta. Mes jį gerai prižiūrim? Taip. Gerai. Ate. Ate.